Paseksiu aš jums pasaką apie 3 paršiukus. Gyveno kartą 3 paršiukai. Jų kieme išsipūtė nekilnojamo turto burbulas. Didelis burbuliokas. Ir pasidavė paršiukai tai euforijai, kad butai brangs, aišku, brangs. Taigi, pirmas paršiukas pasistatė namą iš šiaudų. Antras iš šakų. O trečias paršiukas nuėjo į banką, sako, gal galite duoti paskolą, man 40 metų. Bet sako, mes kiauliam 40 metų neduodam. Tai gerai, man 3 metam, visą čia. Pasiėmė paskolą. Ir pasistatė namą iš plytų. Staiga, iš miško išėjo vilkas. Na. Priėjo prie pirmo paršelio namo. Nusičiaudėjo, namelis sugriuvo, jis paršiuką suvalgė. Tada ėjo toliau, žiūri antras namelis. Nusičiaudėjo, namelis nesugriuvo. Nusibezdėjo, namelis sugriuvo, vėl paršiuką paėmė, pasisekė, pasuko ant žarijų, vėl suvalgė. Tada vilkas priėjo prie trečio namelio, iš plytų. Pasiruošė. Ir tada vilkas pradėjo persti, bet perdimas atšoko ir atotranką davė vilkui į kaktą. Nuo smūgio vilkas šiek tiek prarado sąmonę, bet vėl ir atsikėlė. Tada paspaudęs pilvą jis jau driokstelėjo normaliai, bet namelis nesugriuvo. Ir jis nesuvalgė paršiuko, nes tas paršiukas buvo mūrininkas, masonas. O masonai, mielos mamos, yra labai įtakingi ir nieko nebijo. Taigi paršelis mūrininkas pradėjo statyti daugiabučius iš kartono. Susirado mergaitę Bastą, laikė ją pilyje ir šėrė muflonieną iš sidabrinių lėkščių. Bet atėjo krizė ir paršelis įlindo į skolas. O kai įlindi į skolas, prasideda nelaimės. Net ir mergaitė Basta jam pakišo kiaulę ir pabėgo iš pilies. Atikiu. Taip ir vaikšto vargšas paršelis po vakarėlius, visas nelaimutis. Ir aš ten buvau, kartoninį butą pirkau. Bet po to neblogai pardaviau, uždirbau, o ką?